Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas, čia vadovo laikas. Ir reguliariai bent kartą per mėnesį aš turiu malonumą kalbėti su mano giliu įsitikinimu protingai žmonėm, kurių mintis yra naudingos žmonėm, kurie šiandien daro verslą, kurie vadovauja organizacijom arba jų padaliniam. Mūsų galite surasti Spotify, Apple podcastuose, lygiai taip pat kaip ir YouTube ir LinkedIn. Ir vadovavimas.lt, ten yra visa informacija apie šitą projektą. Pažiūrėkit, tai gali būti įdomu. Ačiū uždėmesi. Sveiki, čia vadovo laikas, mano vardas Saulius Jovaišas ir sveikinu grįžus, nes grįžtam ir taip pat su naujų sezonu, naujų semestrų vadovo laiko, kurį pradėsim nuo rugsėjo 19 dienos ir ten naujasis mūsų semestras jau čia 7, man atrodo, ir kažkaip šį kartą nusprendėme jį labiausiai orientuoti tai, kad padėti mūsų dalyviams padaryti sprendimą, kokius sprendimus, kokias idėjas, kokius veiksmus, procesus reikėtų taikyti jau dabar, tos, kurios galbūt kitos įmonės tarsi iš ateities yra, jis taiko jau kuris laikas, o mes dar kai kurie iš mūsų galvojam, ne, čia dar ne mums, čia mums netinka, čia dar gal kada nors priaugsim tada. Tai mes norime šitą būtent semestrą skirti tam, kad žmonės išsineštų būtent tas priemonės, tos sprendimus, kuriuos reikėtų daryti iš tiesų šiandien. Aš tą semestrą norėjau pavadinti traukinys šikančių nelaukia. Bet kažkaip man neleido, komanda sakė, žiūrėk, nesąžininga, nes jeigu ką, tai tu irgi toks pats. Tai nusprendėm kažkaip pavadinti labiau kažkaip solidžiai, bet esmė tokia, žodžiu, nelaukime. Ir tą pačią progą aš džiaugiuosi, kad turiu čia svečią Tomą Bartninką, kuris yra Truth agentūros strategijos vadas ir dar šalia to visoks mokslų daktaras. Gerai, sako docentas, ne daktaras, aš sakysiu, taisau. Tik garbės docentas. Tik garbės, dar garbės, čia kaip garbės pilietis. Dar garbės. Tai neužilgo pradės tavo vardu vadinti gatves. Ar bent jau auditorijos. Jau yra, Tomo gatvė kiekvieną miestą beveik yra. Tomo ir, matai, reiškia taip yra. Tai Tomas irgi dėstys tam mūsų naujam semestre ir jisai dėstys modulyje, kurį mes pavadinom irgi taip, įdėjom į kabutes. Tas modulis vadinsis Thinking out of the box, if there is a box. Nes man kažkada patiko Suomijoje, kažkada man sakė, hebra iš Nokijos ir kažkur sakė, jie čia visi šneka apie tai, kad thinking out of the box, but if there is no box, then how to think out of the box, ja? Ir va čia kartais mes galvojam, kad tas boksas yra gerokai mažesnis, negu jis iš tikrųjų yra, o galbūt jo iš viso nėra. Tai būtų apie tam tikrus kūrybinius sprendimus, apie tam tikras idėjas, kurias verta taikyti, daryti kažką kitaip. Ir apie tai Tomas šnekės kartu su kitais lektoriais. Tai labai kviečiu šiokią tokią reklaminę kalbelę, bet vis dėlto jinai baigėsi. Ir aš šiandien Tomą pasikviečiau pasikalbėti apie problemas. Ir taip pat paaiškinsiu, kodėl, bet prieš tai aš turiu tokį naglą, atsiprašau šitą žodį, tokį neblabai mandagų klausimą, kurį uždavinėjo dažniausiai savo pašnekovams. Tai yra, o kas tu toks, Tomai? Ir tavęs kažkada prieš daug metų to klausiau, o vat ką tu šiandien pasakysi? Kas tu toks, ką? Aš reklamistas. Visą laiką aš sakau reklamistas, nes daugiau negu pusę gyvenimo dirbu ten, padarau tą patį ir reklamistas, o jeigu dar siūriu, tai strategas reklamos. Bet ką tai reiškia? Žinoma, aš savęs net klausiu, ką reiškia būti reklamos strategu? Kas tai yra? Koks tai yra darbas? Man tiesiog įdomu. Šiek tiek panašus į Dievo. Tu sugalvoji, tu sumanipuliuoji, sudėlioji, tik tiek, kad Dievas žino, kad taip nutiks, o strategas sėdi ir laukia ir žiūri. Nes, aš pradžia, startas, kryptis ir paleidi, tai tu žinai, kaip turėtų baigtis, bet nes tai baigėsi, aišku. Kartais baigėsi geriau negu tikėjais, kartais tragiškai blogai, bet tu tiesiog šauni ir tu žinai, kaip turėtų būti ir lauki. Ir kadangi nesu blogas strategas, tai dažniausiai taip ir nutinka, tai toks keistas užsiėmimas. Tu jau kai ką žinai, kas bus, ko žmonės dar nežino. Pavyzdžiui, Osama bin Ladenas irgi panašus buvo, ar ne? Pavyzdžiui, jis irgi strategas buvo, tik blogasis. Ar ne? Tu sugalvoji, kad tu sprogdinsi 2 dangoraižius ir kad prasidės chaosas ir akcijos jovalas, tu sėdi ir tu jau lauki. Jeigu pasiseks, tu žinai, kaip bus, jei nepasiseks, tai irgi žinai, kaip bus. Nes tada tave vis tiek, ir dažnai, kad po to visi ieškos. Tai man atveju manęs nieks neieško. Nes tu esi gerasis strategas, ten tas pavyzdys blogasis strategas. Bet tu pavyzdį pasirinkai. Aš etiška. Suprantate, reklama, politika ir propaganda tokie giminaičiai, tik tais, mano manymu, tiek kai kurie labiau išsigimę, tai nes būna išsigimę giminiai, tai tas panašu yra.
Okay. Ok, šių metų, tai yra 2024 metų EBITE, tu turėjai pranešimą, kur iš esmės bandėjai ir ne tik, kad bandėjai, bet mano supratimu ir daugeliu atveju tau pavyko, naudojant ir vizualias priemonės ir savo agentūros sprendimus, pasakyti žmonėm tokį labai paprastą žinutę, kad problemos yra gerai. Taip, Ir, taip, taip, taip. ir man žiūrėjau užkabino, žinai, aš irgi galvoju, kad problemos yra gerai ir mes prie to prieisim, bet vat kaip tu pats matai tą dalyką, kodėl tu kalbė apie tai, kad problemos yra gerai? Ir Tai ką tai vėlgi, reiškia, žinai? aš nemėgstu tokių žmonių, kurie būna savo srities specialistai ir po to pradeda pasakoti apie kaip reikia žmonėms gyventi. Ne, kaip Taip. Elonas Muskas, lyg neblogas viename, bet pradeda atrodyti, kad jis dievas. Tai aš kalbėsiu visą laiką tik apie komunikacijos pasaulį, nes tame šiek tiek gaudus. Tai paprastas dalykas, jeigu tu darai komunikaciją, ne, komunikacija tai, visų pirma, tai pinigų išleidimas. Aš laiką sakau, kad jeigu tu darai komunikaciją, kokia be būtų, reklama, ar PR'as, o dieve, ką tik besugalvosi iš visų mūsų, reiškia, tų industrijos reikalų, tai yra, tu leidi pinigus, kad iškomunikuot kažką. Tai aš laiką klausiu, kodėl tu tai darai. Tai jeigu tu leidi pinigus ir neturi problemos, tai čia tada vadinkime komunikacijų labdara. Ar ne? Tada tu padedi reklamos agentūroms, medijų agentūroms, visiems kitiems žmonėms, ekonomiką skatinti, nes tu esi geras žmogus arba geras prekės ženklas ir taip toliau. Nes jeigu viskas gerai, tai kam daryti komunikaciją, kam daryti reklamą? Kažkas gal dėl palaikymo. Tai čia irgi toks malonumas, ar ne? Palaikau savo įvaizdį. Faina, smagu. Tai irgi tokia labdaros forma šiek tiek. Tai komunikacija turi būti, jeigu yra kažkokia problema. Gal kažkas, ne, aš turiu tikslų. Tai taip, tu turi tikslų, bet tu jų nepasieki, be komunikacijos, tu turi problemą. Nes jeigu tu tikslus pasieki be komunikacijos, tai tau jos ir nereikia. Tai čia tas, gal nuvalkėtas pavyzdys, kaip ir Bezosas sakydavo, ne, kad reklama, tai tokių nevykėlių reikalas, kai tu išlaidauji, nes neturi pakankamą savo produktų išskirtinumo. Ir Amazonas taip darė, neduodavo reklamos, bet dabar jis vienas didžiausių reklamdavių, nes pasiekė kritinę masę, kiti nukopijuoja, nors tau reikia kažkaip išsiskirti ir tada tu vėl leidži. Tai jie tikrai leidžia pinigus, nes jie turi problemų. Jau atsiranda konkurentai, sustoja augimas, kažkoks turi būti. Tai kiek aš rašiau tų briefų, aš juos rašau kiekvieną dieną o dieve, kaip pasakau, žmonės netgi, bet man atrodo, kad aš jau virš 1000 brandų dirbęs, nes tų brandų daug yra per gyvenimą mano. Tai geri briefai būna tada, briefai užduotis komunikacijai, kai gali aiškiai rašyti problemą. Ir aš ją visą laiką skiriu dvi dalis. Savo problemą ir tikslinis auditorijos problemą, nes tai nėra tas pats. Ne? Mano problema, man reikia pinigų. Tikslinis auditorija nenori to duoti pinigų. Tai va taip, nes jeigu ne problemos, tai tada gaunasi balsganas toks kažkas tais. O žiūrėk, bet čia, žinai, mes palikime tave iš tiesų komunikacijos sektoriuje ir nelysim, bet aš leisiu savo šiek tiek išlipti iš komunikacijos ir perėti prie tą vadybinę tam, nes iš esmės tai, čia tie patys principai. Jie galioja visame kame ir iš esmės, jeigu mes kalbame apie tai, kad kiekviena organizacija iš principo egzistuoja tol, kol nesprendžia kliento problemą, nes realiai, jeigu tu neturi kliento, tavęs nėra, jeigu tu nesprendi jo problemą, tavęs nėra. Tai tiesiog. Dar gali būti svajonė, ne? Bet svajonė problema yra susiję dalykai, ne? Svajonė namo, nes mano problema neturi namo. Nes neturiu, taip, tai yra tavo problema. Jo, iš esmės taip, arba ten nori turėti finansinę laisvę, bet jos neturi, ir tai yra problema, žinai. Tai, taip, ir iš to atsiranda svajonės, nes krūva visokių ten, aišku, psichologų kalba apie tai, kad žmonės trokšta to, ko jiems trūksta. Iš esmės, lietuvių kalboje labai gerai, trokšta, trūksta, žiūrėk, beveik, žodžiai, žinai, pasidengia. Ir užtrokšta nuo troškimo. Ir užtrokšta paskui nuo to finale, jo, taip dažniausiai ir būna, jo, atsigrėžia atgal, žiūri, kad jau ir nekvėpuoji. Tai ir lygiai taip pat, kad ką tu sakai, žinai, su komunikacija mes sprendžiame problemą, reiškia, mes ją identifikuojame ir va čia tu pasakai labai svarbų dalyką, mano supratimu, tiem žmonėm, kurie šiandien užsiiminėja aktyviai vadybą ir vadovavimu, tai yra, kol mes aiškiai nesuformuluojam problemos, tol niekaip nesugalvosi, kaip ją išspręsti. Ir tada pradedi šaudyti. Bėlė kur, į bėlė ką, ar ne? Taip. Bet tu gerai pasakyti, tai komunikacija, tai čia lygiai, bet komunikacija yra ir vidinė. Tai mes, kai dirbam, tai yra ir vidinė komunikacija, ar ne? Su darbuotojais, gali būti dėl darbuotojų, ar ne, paieškoje, bet tai taip, tai jeigu tu, čia taip, nes mes užtvirtėsim, tai jeigu, kada žmogu, kai tu nori valgyti, kada valgai? Tai arba kai tau norisi valgyti, nes jau tau reikia kalorijų, arba tu kažką pamatėjai ir tada tau atrodo, kad tu nori valgyti. Tai čia tu problemą gali sukurti šiek tiek, šiaip jau. Tai ypač vartojimo štai laikais, kurie nėra labai geri, bet taip, tai tu gali aktualizuoti problemą,
iškelti ją netgi. Žmogus gali būti net nesusimastęs. Nu, va, mes čia sėdim savo, abu du pliki tokie, laimingi, patenkinti. Nu ir nereikia, nu bet ką žinau, jeigu čia gerai kažkas padirbėtų ir suktų ir pradėtų mus tiesiog gatvėje gėdinti, nu tai mes gal į tą Turkiją ir sėstum ir skristum, nu ir ką darytum, ir persodintum tos plaukus. Kol kas mes laimim, nes mes sakom, čia yra Dievo dovana. Būt plikam, čia faina, nereikia šukuoti, šampūno nereikia, feno nereikia, taupai laiką, pinigus, viską. Ir po to žiūrėk, kai kažkas patikė tuo, ar ne? Tai čia toks vadinasi. Čia įdomu, palauk, tu čia labai gerą kampą paėmė, man labai įdomu va šitoje vietoje, būtent nes aš naivus, žinai, galvojau, kad komunikatoriai, nu, reiškia, reklamšikai, kaip tu sakai, reiškia, jie nu, tik padeda žmogui identifikuoti, kad jis turi tą problemą. Nu, žinai, jis nežino, kad jis ją turi. Bet nu, žmonės komunikacijos jam padeda suprasti, kad jis ją turi. Bet tu čia kalbi dar ir apie tai, kad jie iš principo sukūrė, nes aš realiai neturiu problemos, aš neturiu plaukų. Tai pats geriausias pavyzdys, pats pavyzdys, kur mes visi žino, bet visiems vis tiek veikia. Na tai tas 10 000 žingsnių. Nu tai visi, kas bent truputėlį domisi, yra girdėjęs, kad tai yra sukurta, man atrodo, berods Japonų, ten 60 metais, kad jie sukūrė tokį, taip laiką mažą, bet dabar jau didelį device, kad, na, ten skaičiuoja žingsnius. Nu, ir žmonės sugalvoja, kaip čia dabar aktualizuoti problemą. Ne, nu, tai problemą žmonėms reikia judėti, nu, bet tu judėsi, tai, nu, tai vienas juda tiek. Nu, ir tai staiga tu surieki, tai kainuoja 10 000. Visi žino, kad tai yra nesąmonė, bet visi gyrėsi. Ir aš pats to tikiu. Ir aš sakau, žiūrėkite, ir čia nemelas. Pernai 9 nuėjo 2000, šiemet nuėjo beveik 12, nes mašiną pastatau nupieščiom. Nu, ir jaučiuosi 2000 jau geriau negu vidurkis dienos. Nu, ir veikia. Bet tai palauk. Tai tu problemų užaštrini. Užaštrini, va čia taip, užaštrini ir paverti ją problemą. Bet tu jautiesi geriau. Tai iš principo išsprendžia problemą tavo, nu, tam tikro, žinai, aš per mažai judu, ten, nu, man atveju, žinai, pilvo per didelį turiu, ten. Na, čia, o dabar, žiūrėk, gal mažesnis jau jisai šiek tiek, aš geriau jaučiu. Bet tai, aiškiai, vis tiek problema iš principo egzistavo, jūs nesukūrė. Nu, yra problema, kad aš nepatenkintas tuo, kad aš nejudu. Ar ne? Nu, nebūtinai, nu, pažiūrėkime, man patinka labai tokias, kur kažkas sako, žiūrėkit, čia reklamos šalis, kur reikia tik rinkos ekonomika, taip toliau, bet aš sakau, tas principas reklaminis veikia visur. Na, pavyzdžiui, Šiaurės Korėja, nu, ten nėra reklamos, turbūt, ne, ten tik propaganda. Nu, bet mes vos ten gyvenam tai šaly, kai reklamos, nu, kaip kokia reklama buvo Tarybų Sąjunga, nu, kur gauti, nu, tai tokia reklama ir yra. Na, tai pavyzdžiui, tas jų diktatorius, tas, ar ne, toksai, kaip panda atrodo. Nu, tai ten žmonės, va, tikėjo, ar patikė, čia yra sveikas, gražus vyras, nu, va, taip turi atrodyti, svajonė, žmogus. Nu, tai visi supranta, kad jam ten šiaip ir buvo blogai, viskas ten vyrai jau pasino to nutukimo ir panašiai, ir nesveiko gyvenimo būdo, nu, bet tu taip sudėliu, ar tai atrodo, va, tai tampa siekiamybė. Nes žmogus yra iš principo, aš kaip vadinu, racionaliai mąstantis ir racionalus gyvūnas. Nes mes mokam, turim galę racionaliai mąstyti, bet mes mąstom irracionaliai. Nu, tai čia kaip bet kas, nu, kaip žmogus rūko, bet žino, kad tai kenkia, kaip geria, žino, kad tai bus ir bloga. Ir taip toliau panašiai. Tai dėl to komunikacija, vėlgi, kaip ir ar tai yra komercinė, išorinė, ar vidinė, ar kažkokia, ar tiesiog darbdavio ir darbuotojo ir panašiai ir atvirkščiai, tai galima labai gražiai su tais dalykais žaisti. Nes, va, pavyzdžiui, jeigu imkime organizaciją, ar ne? Tai žmonės galvoja, oi Dieve, jo problema, reiškia, ir rasti darbuotojai, ar ne? Bet galime apversti, ar ne? Kai mes suprantame, kaip problema gauti darbą. Tai tas žaidimas vyksta, ar ne? Lygiai sako, vis kažkoks žaidimas. Atrodytų, kad, o dabar laikai trūksta darbuotojai. Nu, tai dabar jau, reiškia, stiprioji pusė yra, reiškia, tas darbuotojas. Po to atvirkščiai, vėl krizė kokia. Bet jeigu tu gerai sumodeliuosi, tu gali visą būti tas, kuris sako, nu, nes aš galiu pakeisti žodį viskas, kad visais laikais sunku rasti ištikimą darbuotoją. Ir va, jau pasikeitė problema. Žiūrėk, va čia aš smalsavimą savo patenkinau tiesiog. Kaip tu pats takoskyrą atskirtum ir jeigu taip tai įmanoma propaganda ir reklama? Yra įmanoma atskirti? Nu, paprasta, bent jau mano manimu. Tai pasiekė, kad propagandoje specialistai, jie supranta, kad produktas nėra tikrai geriausias, nes jis yra vienas. Nes propaganda nekenčia konkurencijos, jinai tiesiog ją neigia. Ne? O dabar, jeigu dirbame naujai, tai mes suprantam, kad tu nesi vienas. Tai aš sakau, jeigu tu esi vienintelis monopolistas ir tu darai komunikaciją, kur nėra jokios konkurencijos, tai tu esi realiai propaganda. Nes, tai yra, kam to reikia. Tai, pavyzdžiui, kažkas, o kaip Lietuva reklamuoja, bet Lietuva ne vienintelė valstybė, yra šalia Latvija, Estija, Lenkija ir taip toliau.
Tai jeigu ten kokia nors, kaip anksčiau būdavo, ten kokia nors energija reklamuojasi, taip, bet jinai konkurencija dabar yra, ar ne? Ir mes, ir nebėra, sveikam pasaulyje nėra, kad nebūtų Lietuvos paštas turi konkurentus. Nes kas ten DPD yra, taip toliau kitos įmonės, kurios yra net ne Lietuvos. Tai vat mano toks skirtumas, nes propagandoje tu žinai, kad tu turi vieną, tu turi kitus, ir tu nelabai tiki pats tuo, ką darai. Tiesiog turi techniką, kitus įtikinti. Tai aš gal čia taip naiviai tikiu, bet aš asmeniškai tikiu, jeigu netiki produktų, nedirbi. Tai bent jau aš, kai dirbu, tai kad tu žinai stipriausias pusės ir silpnasias, silpnasias nutyli, čia man klasikinis pavyzdys, tai žinau, kad aš plikas, tai apie plaukus daug nekalbam, čia išsiskutam ir maskuojame problemą ūsai ir koncentruojame dėmesį ūsus. Ir tu ūsai. Ir žmonės nebemato, kad aš plikas, mato mano gražius ūsus, o kurie už tavo bardą tikrai gražesni. Aš nebejoju, nei kiek tas lūžas, nediskustas, žinai, gražiai, bet šiaip ką tik tu padarai didelį prisipažinimą faktiškai, nes tu vis dėlto įvardinai, kad tu turi problemą dėl tų plaukų, kurių nėra. Be abejo, taip. Kelias trumpėja iki Turkijos, aš taip suprantu, matau. Kad... Ne, tiesiog aš kepurę nešioju, nes žiemą šalta, belniškai būna, mūsų klimatui. O vasarą nudega. Man vakar dukra pasakė, mes važiavom, jinai su riedučiais važiavo, aš, reiškia, paskui gaudžiau ten nuo tojo kalno, jinai važiavo greitai ir aš ją gaudžiau, kad jinai neužsigautų, reiškia, ir jinai sako, paskui mes taip einam, sako, žinai, tėti, sako, aš tik galvoju, kad jeigu tu turėtum plaukų, tai kai tu griūtum, tau mažiau skaudėtų. Oi, tiesa, čia randai didesni mūsų. Bet jeigu tu jas neįsivardini, tai kaip žmogus neįsivardinęs problemas apsimetinėja ir kompleksuoja ir kenčia, taip ir prekės ženklas, organizacija. Ir vėlgi, ta baimė problemų nėra įkinga, kad yra didžiulė. Aš kaip sakau, nieko nelengviau kaip iš problemos padaryti tikslą. Nes labai sunku šiaip padaryti tikslą, jeigu nėra problemos. Nes žmonės, kaip ir dabar, mums visi kažkaip gerai labai gyvenam mums. Ir tokie visi primsta, bet tik kažkas nutinka, labai lengva mobilizuoti. Tai visur tinka organizacija, prekės ženklui. Šiaip visą laiką. Kažkaip visi pamiršta, kad ar prekės ženklas organizacija, ar žmogus visur yra ten pat žmonės, nes mes viskas yra žmonėms. Čia žmonių planeta. Yra bloga, bet yra žmonių planeta. Taip. Bet dabar biškai aš noriu su tavim pereiti truputėlį detaliau per šitus dalykus. Tu sakai, įsivaizduokim situaciją, aš klientas, aš sakinu pas tave ir aš sakau, kad aš turiu tokią problemą. Bet aš jos negaliu suformuluoti. Aš jos, aš kaip ir ją formuluoju, žinai, man per mažai vartotojų, standart, žinai, per mažai reiškia vartotojų. Ir jeigu tu dabar spręsim mano problemą, kad per mažai vartotojų, aišku, aš tik tai galėsiu formuluoti tai tikslą, pavyzdžiui, man reikia, kad vartotojų būtų 10% daugiau. Bet iš tikrųjų problema yra, kad per mažai vartotojų. Kaip tu padedi suformuluoti klientui problemą? Nes aš manau, kad tame yra. Tai mes turim tuos įrankius ir pirmasis įrankis mūsų tame, kad, kaip čia taip, tiesiai, kaip sakyti, tai aš kaip sakau, o man tai kas, kad tu turi mažiau. Kad faina, kad mes kaip mes sakom, o man tai nerūpi. Ir tada pirmasis būna toks šokas klientų, kai staiga supranta, kad tai yra tik jo problema. Dėl to aš laiką darau pratimą, jis pas mus vadinasi problem wall, švedų problemų, raudų sieną mes jį mėgstam vadinti. Tai mes susirašome tas problemas kliento ir tada mes sakom, labai faina, jinai gali būti 1, 2, 3, čia nesmė. Susirašome jas, tada vienintelę pabraukiam svarbiausią. Vienas dalykas. Antrą punktą mes tada pradedam klausinėti, o kodėl tai turi kažkam rūpėti, kad tu turi problemų. Tai aš tokį turiu klasikinį, man labai patiko, iš Maksimos Meidė dar pasakė, kad mes žaidėm tą pratimą, sakė, problema pas mus, kad Velykos baigsis, o pas mus daug ten tų fūrų kiaušinių lieka. Žiauriai smagu, žiauriai faina, o klientui. Tai čia ne problema, kad Maksima yra daug kiaušinių. Pavyzdžiui, ne? Tai reiškia, tada turi spręsti tą klausimą, tai yra Maksimos problema, bet tada jau antras klausimas ir tu turi spręsti labai. Ir čia didysis iššūkis. O kaip padaryti, kaip čia susijėtų tai indai vartotojai taptų problema? Kad žmogus, kuriam baigėsi Velykos, pas ir tai baltos mišrainės pilnas šaldytuvas, bet jis kažkodėl norėtų nusipirkti dar kiaušinių. Taip ir žaidytas. Ir tada randi sprendimą. Tai aišku, čia primityviausias, lengviausias, paleiskim 1 centą ar kažką, bet tu gali tai padaryti, kad staiga žmonės norės pirkti kiaušinių daugiau, nors jie jų turi pilną šaldytuvą. Tai pirmas pratimas tai atskirti kliento problemą ir vartotojo problemą. Vienas dalykas. Tada, kai tu tai susirašai, išsigryninti pagrindinius dalykus, tada iš ko susiejančių indų kažkaip susijęti. Ir visą laiką yra tam tikra logika, gali susijęti. Tai yra technikų vairiausių. O dar jeigu tu pasakėjai, jeigu man sakytų, kad man reikia daugiau vartotojų ir ten trūksta, tai
Yra, aš naudoju čia irgi nepaslaptis, čia dabar komunikacijoje labai daug kas sako ir garsus marketingistai sako, tai dabar jis naudoja tą Toyota sistemą, tie 5 kodėl. Ir tas 5 kartus dažningai paklausti savęs kodėl, bet tam reikia, savęs klausti labai sunku, kodėl to reikia kažkokio sparingo, strateginio partnerio, nebūtinai čia reklamos agentūros kažko, bet kažkas turi tęsti dažningai klausinėti. Na tai turi mažai vartotojų, aš klausiu, kodėl tu turi mažiau vartotojų, o kodėl to reikia daugiau vartotojų. Ir taip toliau, ir mes tada einam ir prieinam į kažkokio jau įdomesnės problemos. O gal problema tame, tam, nežinau, išaiškės, kad ogi vartotojų tu neturi todėl, kad labai blogas klientų aptarnavimas pas tave. Ai, tai pas tave problema ne vartotojų trūkumas, o klientų aptarnavimas tragiškas. Nu ir tada mes žiūrėsime. O vartotojams, ir tada pirmas klausimas, gal aš turiu spręsti vartotojų aptarnavimo kokybę? Ne, bet tada brangiai kainuoja. Tai gal aš galiu kažką kitą daryti. Tai gal aš daryti ir tokį produktą, kurio niekas neturi ir manęs visi nekenčia, bet to produkto nori. Nu čia va taip ir žaidės tada. Nes tai turi rasti susiję dalykai. Nes jeigu visais tai ir bus taip. Nu kaip ir gyvenime. Na, nu, ar rūpi dabar tiem žmonėm, kurie mūsų žiūri su vešliais, ilgais plaukais mūsų problema, kad mes, pavyzdžiui, verktume, kad mes nuplikom. Ne, bet aš labai lengvai galiu padaryti, kad jie susirūpintų tuo. Labai lengvai. Nes tai reikia paleisti genetinį tyrimą, nemokamai, kur žmonėms parodytų, kada jie nupliks. Tai labai susirūpintų dalis mūsų auditorijos. Kad jie staiga suprastų, kad 5 metai būtų su plaukais. Vat taip atsiranda produktas naujas. Fantastika. Okay. Labai tau ačiū, dabar čia trumpam stabtelkint, ta prasme, kad aš labai noriu, kad mūsų auditorija pagalvotų apie tai, ką pasakė Tomas, visiškai kitų kampų. Tai yra, įsivaizduokit, kad jūs esate darbdavys arba esate verslo savininkas. Ir jūs turite problemą, kurią savo įvardinat, kad reikia daugiau pinigų. Primityvi, banali problema. Reikia daugiau pinigų. Reiškia, ir tada pradedame daryti lygiai tą patį, ką Tomas ką tik pasakė. Kodėl tavo darbuotojui tai turėtų būti problema? Čia tavo problema, čia ne darbuotojo problema. O tu nori, kad darbuotojas spręstų tavo šitą problemą. Bet darbuotojai nesprendžia problemų, kurių neunina. Jeigu tai yra ne mano problema, aš jos nespręsiu. Ir va čia, kas sako Tomas, aš manau, kad metodiškai čia labai geras, ką tik buvo pavyzdys to, kad galima sėkmingai pritaikyti tai, kad jeigu tu kaip darbdavys arba tu kaip organizacija turi problemą, mano kaip vadovo uždavinys yra padaryti taip, kad ta problema taptų kažkokiu tai būdu mano darbuotojo problema, nes kitaip jis jos nespręs. Bet tai taps tik tada darbuotojo problema, kai aš iš tiesų, tie geri 5 klausimai Toyotos reiškia, o kodėl taip yra, o kodėl tai yra svarbu, o kodėl tai turėtų rūpėti tavo darbuotojui. O kas tam darbuotojui iš to galų gale, žinai, jeigu tai primityviai, paskui einant tolimesniais žingsniais, reiškia tai. Tai aš manau, kad man patinka tai, kad ką tu sakai labai stipriai, kad iš tiesų visur galioja tie patys principai, dėl to, kad visur yra žmonės, bet mes kartais, kai yra agentūra, jinai pasodina, kaip sakai, sparingo partneris arba agentūra, jinai pasodina ir sako, žinai, man netinka tai, ką tu dabar sakai, davai, žinai, sėdam ir sugalvokime, kodėl tai yra iš tikrųjų problema. O kai darbdavys sėdi vienas arba ten su savo top managementu, kurie visi jau ten iš principo kalba tai, ką nori girdėti ten tas, kuris užsako muziką, tai tada ir neišeina suformuluoti problemos ir neišeina jos padaryti problemą iš tikrųjų tą, kurią galėtų spręsti darbuotojai. Bet čia, man atrodo, kartais čia truputėlį paliekant tokį, kaip čia, seminarinį momentėlį, reiškia, kada organizacija pradeda spręsti kliento problemą ir gali ją identifikuoti labai aiškiai ir labai aiškiai suformuluoti, kodėl šitą organizaciją gali šitą problemą išspręsti, kelias iki to, kad darbuotojas suprastų tai kaip savo problemą, yra žymiai aiškesnis, paprastesnis, trumpesnis, negu padaryti taip, kad darbdavio problemą spręstų darbuotojas. Kai darbuotojas sprendžia kliento problemą, jinai žymiai lengviau tampa jo problema. Aš to esu įstikinęs 100%. Bet kelias yra tas pats lygiai. Tai va čia tiesiog taip. Ir paskui jau tam komunikacija pasamdė ir ką ten reikia. Ir svarbiausia, bent jau ką aš patariu, kad viską, kaip čia, aš sakai, lyginu nežinojimą šiek tiek, kaip vaikai elgėsi, ar ne? Tai vaikai, kai pridaro kažkokį nesąmonį. Šiaip vaikus parazitas, jie tokie faini, bet tokie klientus primena, ar ne? Tokie, dar viską nori nemokamai. Tai jie, kai kažkaip, jie nemoka, kai pradeda normaliai pasakyti, pradeda kažkas nesąmonė šnekėti, ar ne? Tai mes kartais irgi elgiamės taip versle. Kai aš klausiu paprastą klausimą, dėl to atsisakau, tai mane kartais vadina arogančiu, bet aš nearogančius, aš teismininkas, ar ne? Tai aš atinu, sakau, tai varsų organizacija, didžiuliai, taip toliau. Jūs man sakykite paprastus klausimus. Tai ten tokia problema, tai kodėl? Ir jeigu neatsako, tai aiškiai reikia dirbti, nes visi dalykai turi būti paprastučiai, nes vartotojai yra žmonės, kurie viską paprastai priima sprendimus. Ar tai bus
pirks kramtomą gumą ar prabangų automobilį, tai yra paprastas dalykas. Tai, žodžiu, reiškia, reikia išmokti už tai spręs. O problemas identifikavimas labai gerai gali duoti organizacijos. Mėkime pavyzdį, vadinu, kovos aparato. Tai yra užbandyta su kolegomis. Tai gal kitiems gidės pavyzdys, bet čia yra tikras dalykas. Na, pavyzdžiui, dabar, sakau, problema su darbuotojais. Visi tokie išpindė, visko reikia. Nu, tai mūsų pirma reakcija, jiems dar daugiau jos papindinti. Ne, nu, taip, mes perkam kavą. Nepatinka kava, perkam be kofino kavą. Nepatinka, perkam organinį pieną. Perkam, visi nelaimingi. Na, tai tu sakai, kodėl žmonės nelaimingi? Tai atsakymas - perteklius. Labai netikėtas atsakymas būtų, jeigu sąžininkai klaustum. Nes jie nebežino, ko jie nori. Ką jie nežino, ko jie nori. Tai gal atimkime iš jų kažką jie turi. Nu, tai čia tas pavyzdys yra, gal tau to bus girdėjęs turbūt, kad, na, ir aš išbandžiau, kolega padarė, Robertas Kalinkinas, man atrodo, jis sakė, padarė taip, tai tu atveži, sorry, jeigu išdavė dabar Robertą, tai jis tiesiog, tu išveži iš įmonės kavos aparatą ir nieko niekam nesakai, office. Tai pirmą savaitę visi kuždasi, sako, remontuoja, antrą savaitę nervuojasi, trečią pradeda savo kavą neštis ir tu po mėnesių. O jeigu tu kantrybės turi, po 2 gražini tą patį kavos aparatą ir niekam nieko nesakai. Ir kava pigesnė pastatyta, visi labai laimingi ofis. Tai va, kaip gali spręsti, identifikuodamas problemą labai aiškiai. Nes tu galvoji, kad problema, kad trūksta dar 6 pakopos organinio pieno, iš tikrųjų ne, problema yra visuotinis išpindėjimas. Nu, tai garsiai nekalbi, taip ofise, nepasako, kad jūs išpindėja. Bet va, tu gali rasti sprendimą. Labai pigų ir paprastas. Tiesiog laikinai pablogindamas aplinkybės, sukeldamas tam tikras problemas ir grįžinamas į buvusį lygį. Ir žmogus labai jaučiasi laimingas. Taigi, COVID nutiko. COVID buvo labai faina gamtos duota mums problemėlė. Iš tikrųjų visi suprato, kokie mes socialūs, kaip mums smagu eiti į darbą, kaip norim į darbą eiti, kaip norim bendrauti. Tai va, sprendimas atsiranda. Taip kad, bet identifikuoti problemą yra sudėtinga, nes mes kalbam tokius kažkokius kosmosus dažniausiai ir labai sunku su savim. Dėl to, ir aš sakau tą patį, mums taip pat, kaip agentūrai, mes turime viduje, mums labai sunku identifikuoti problemą, tai mes prašome, kad mums padėtų kiti, tie patys mūsų net klientai, kad mums pasakyk, kas čia pas mus ne taip, ką mes dar ne taip. Ir tada tas tiesos momentas, kai tu žinai problemą, gali ieškoti sprendimų, kol tu jos neturi, beviltiška, tai yra pinigų energijos švaistimas. Absoliučiai. Ir man atrodo, tai, kad tu sakai, iš esmės, tai yra tai, kad kai tu žinai, ką daryti su tą problemą, kai turi metodą, kai turi kelią, tai tu nustoji jos bijot. Visame tau nėra prasmės nuo jos bėgti. Tu tada pradėjai žvelgti. Aš suprantu, kad čia yra banalybė, tipo, kiekviena problema yra galimybė, bet čia yra esmė. Čia yra esmė. Ne, tai tu, kai žinai, taip. Ir tada, kai žinai, tada gali žinai, kokie žinutės sakysi, kaip tu dėliosi. Ir, na, man iš komunikacijos tai yra tiesiog mano karjeroje, tai kai jau čia šiek tiek pasigirtina, tai esu laimėjęs kanalių, tai vieną kartą finaliai bus. Tai būdų, briefai bus labai aiškia problema. Dabar pirmasis buvo MP, kad žmonės bet kur išmeta buitinę techniką. Ir žmogui tai ne problema. Bet tada mes padarėm tos stendus, kad va, meskite čia, apteršim Vilnių ir staiga visi pasidarė problema. Čia mano problema, kad Vilnius teršiasi. Na ir va, kanaliutas. O kita problema buvo savižudybių knyga be pavadinimo. Tai lygiai taip pat, kokia problema, kad žmonės žudosi. Taigi čia nežudaus. Bet aktualizavome, kad, na, kai miršta žmogus, tai kenčia taip linkiniai, visi, kurie gyvėjai. Nu, staiga aktualizuojasi ir perka žmonės. Lietuvoje perkamiausia knyga 3 mėnesius buvo apie savižudybės. Nu. Tai kas tokias knygas nori skaityti? Niekas nenori, bet kai tu gerai sudėlioji, tada tai veikia. Tai sunkiai atsimenu, kokį gerą savo mūsų, čia aš tik vienas varžtelis, tai buvo ne tas pradinis, bet mūsų agentūra, kur būtų geri darbai, kad nebūtų problema, taip žiūrėt. O dabar mūsų toks metų hitas gyrimės, neik į teatrą. Ne, tai visi išgirdo, ne, kaip visi susijaudino. Nu, tai taip, dėl to briefė buvo aiškiai parašyta problema, kad jauni žmonės nebeina į teatrą, nes kad ten yra neįdomu, o tie, kurie eina, tai jie ir be reklamos, jie iki mirties eis, aš kaip sakau, jie vis miršta, bet nes jie įpratę eiti į teatrą. Nu, ir tu turėdamas tą problemą, tada turi vieną problemą, ne, kad tau verslo problema neina į teatrą, tada antrą, kokį mes pateiksime, kai dabar tam briefė pateiksime, reiškiasi, koks bus naujas sezonas, taip sakant, lengvų temų nebus. Nu, jau gerai, nelengvų temų sezonas. Nu, tai tada tu darai komunikaciją, neik į teatrą. Iš tai visi susijaudina ir pradėjai eiti. Pradėjimai išaugo. Čia žiūrėk, tu labai gerą pavyzdį pasakyti dėl to, kad šitą jūsų kampanija, neik į teatrą, jinai sukėlė iš tiesų didžiulį triukšmą, neigiamą triukšmą.
Ta prasme, viešoje Aha. erdvėje tai buvo neigiamas triukšmas. Aš suprantu komunikacinį Viso, bairį. čia mes mūsų, va čia buvo, Nu. buvo tas, kai sėdėjau rankutėm aš ištryniau, aš netgi atsimenu, kai prasidėjo viskas, net šturmuose sėdėjau. Ir ten man jau skambina, pradėjo sakyti, o ar tu matėjai, sakau, oi, ačiū Dievui, ačiū Dievui, loja, karavanas važiuoja, loja aplinkui. Tai ten ir gavosi, labai gerai buvo neigiama, o po to atgal atėjo teigiama, aišku, kad teigiamas mažiau girdis, o po to atėjo rezultatai. Ar tada tu išeini į sceną, nes ten buvo sugalvota viskas. Taip, bet ir sakau, kad čia toks manipuliacinis dalykas. Taigi buvo paleista žinia, skandaliukas, po kelių dienų išeina trys meno vadovai ir sako, nu mes šitai specialiai sugalvojame, ir išskirtumas, toks spektaklį, ir staiga, žmonės eina į teatrą. Šiaip pardavimai, mes pakilo visų teatrų, šiaip jau. Nu, taip, šiaip toks tikslas buvo, tai tas buvo, pakankamai, bent jau aš visai apsidžiaugiau, kai pamačiau tą kampaniją, bet čia apie mane, čia mano problemos, kaip sakoma. Bet žiūrėk, tu čia, supranti kaip, viena iš priežasčių, dėl ko žmonės bijo problemų, nes bijo reakcijos aplinkinių, kai tu tą problemą iškelsi, arba kai tu tą problemą identifikuosi, arba pradėsi aktualizuoti, daryti ją visuotinę problemą. Visi pradės priešintis. Žinai, jeigu dabar aš ateisiu į ofisą, sakysiu, nuo rytojus aš išnešiu kavos aparatą, tai aš, reiškia, aš neišnešiu dar šiandien, bet rytoj jau išnešiu, tai nuo šiandien iki rytojus aš turėsiu, reiškia, ofise didžiulį erzelį ir didžiulį negatyvę reakciją. Ir dažnai žmonės to bijo. Bet čia paėmėm tik vieną techniką. Tas išėmimas šito aparato čia yra sabotažas. Dabar tas neik į teatrą ekstremo pozicija. Ir gerai, kitą pavyzdį pasakysiu. Žmonės nesumas. Na tai vienas geriausių reklamistų strategų buvo Tomas Sojeris. Ar atsimenu tokią knygą, Tomas Sojeris? Tu kalbėjai apie dažymą. Taip, tai Tomas Sojeris turėjo problemą, jis nenorėjo dažyti tvoros, o norėjo žaisti. Jis buvo strategas, genialus. Jis sugalvojo, kad jis ne tai, kad nedažys tvoros, bet jis dar iš to uždirbs. Tai viską padarė. Jis padarė problemą, pavertė nuostabių dalykų, nes tvoros dažymas yra ne šiaip kažkokia nesąmonė. Čia yra, nori dažyti, natūriniai manai, žiūrkę davė, dar kažką. Tai va čia yra pavyzdys, nes kaip čia, yra toks, išversiu, rusiškas, geras anekdotas, tai toks posakis dabar išvertus taip būtų jau pritaikęs. Anksčiau buvo apie karą pasakojant, antrai, tai sakytum dabar taip, tai kas ukrainiečių gerai, rusų mirtis ir atvirkščiai, ar ne? Taip ir čia, tai tam kažkas yra problema, kažkam gali būti džiaugsmas, nes mes tokie esame. Vienas kažko nekenčia. Tai dar yra toks įrankis, kaip iš problemos, mes vadiname enjoy problem, tai įrankį. Džiaugis problema. Tai vėl klasikinis pavyzdys, Kentucky Fried Chicken neturi vištienos. Jie ten bandė suktis, kažką daryti neveikia. Bet jie padarė vienintelį maketą, kur buvo ne KFC, o FKC. Pasakė, mes apsišykom, nes turim vištienos. Ir viskas, visi įsimylėjo dar labiau Kentucky Fried Chicken. Tai kad, kai tu turi problemą iš jos, aš vadinu problemą, tai kaip elektra reikia minus ir pliusą, tada bum, kažkas nutinka. Tai ir čia gerai komunikacijai reikia problemas, nes tu gali problemą pripažinti. Imkim politiką. Naujausias, šovė į Trumpą, jis iš to daro pliusą. Bidenas kratosi, iš to padarė pliusą. Ateina nauja veržli, galima prezidentė. Taip kad, bet tu turi ją. Nebūtina apie problemą kalbėti viešai, būtina ją identifikuoti ir ieškoti būdų, kaip iš to padaryti naudą. Okay. Ir visada taip yra. Aš sakau, šiaip Jėzus Kristus yra didysis marketingo, ir čia be jokios ironijos, strategas didžiausias. Viskas buvo prieš jį. Jis yra gimęs be tėvo, taim laikam, tai nelabai tai vertindavo. Gimęs kažkokiam niekame, ėdžiuose. Bet bičiukas susidėliojo. Nežinojo, kaip viskas baigsis blogai. Jis žinojo, bet jis iš to padarė labai gerus sprendimus. Ir mes vis dar esame, didžiausias pasaulio brandas yra jisai, nes, krikščionybė yra pagrindinė religija. Veikia. Ok, tu pasakei tą dalyką, kada, reiškia, problema, kaip sako, mano vienas klientas sako, jeigu negali to pakeisti, sugalvok, kaip iš to uždirbti. Tai, arba, kitaip sakant, reiškia, problemą padaryti teigiamų dalykų, arba paversti teigiamų dalykų. Arba kitas dalykas, arba tai, kad turi problemą, galbūt yra kitų turi problemą. Aš sakau, pasaulio beduliai vieni kitas. Pasaulio beduliai vieni kitas. Tai beduliai, kažkas tavo. Beduliai. Pavyzdys, eina kavinė, neskaito knygų. Tai padarykime, kad knygos ir kavinė draugautų. Čia tas irgi jau visiškai klasikinis pavyzdys. Neklauso muzikos klasikinės, negeria pieno. Nuostabus pavyzdys Dortmundo filharmonijos, kaip padarė, kad filharmonijos orkestras ėjo groti karvytėm, nes karvytės geresnį pieną duoda. Ir tada išleido pieną, Šopeno, Bethoveno, taip toliau. Pardavimai bumt.
ir pieno, ir filharmonijos. Tai čia mm, net problema yra Dievo dovana, jeigu tu ją aiškiai įsivardini ir aštriai. Nu, nesakau, pasakyti, man reikia pinigų, čia nesąmonė, ar man turi pinigų. Čia konkretizuot, kodėl. Ir tada, kai tu įsivardini, tai tada blogiausia, kas gali būti. Tai tu galų laiku supras, kad tau reikia uždaryti kontorą. Kas irgi yra gerai, nes tada turėsi mažesnį nuostolį. Pavyzdžiui. Jo, jeigu pavyksta pakankamai greitai. Nokia, jeigu būtų ta pati dominėta anksčiau supratusi savo problemą, tai jie būtų su žymiai mažesniais nuostoliais ir brangiau pardavę savo brandą. Brandų beveik nepardavė, net pasiliko ten. Tai va, tai čia yra tokie sprendimai, čia gali būti didžiulio verslo, nes tada tu gali spręsti. O kai tu apsiminti, kad jos nėra, arba sprendi primityviai būdų, tai irgi blogai. Nu, nereikia sakyti, žmonės nori dar, kaip apie tą pieną kalbėjom, tai reikia atrasti esmę jos. O tam reikalingas, iš tikrųjų, strateginis pašnekovas. Tai dėl to bent jau mane dažnai kviečia, kad manęs nevaržo dalykai, man tai nerūpi ten tai jūsų. Aš klausi ir tada tu prisikasi iki tam tikro momenčiuko, o tada galvoji, aha, ir tada būtinai kasiesi su tikslo auditorija, nes visada bus problema tikslo auditorija, visada. Ir jeigu tai lygiai nesusijungia, tau nepavyks. Aš tau labai dėkoju, žinai, mūsų laikas eina į pabaigą ir tu čia labai gerai, aš siūlyčiau kolegoms, kurie dabar žiūri ir kurie vadovauja įmonėms ir kurie galvoja, kad, nu ką jie čia apie komunikaciją kalba, tai aš dar kartą draugiškai siūlyčiau bent jau su prasukimais, bet pasižiūrėti dar kartą, dėl to, kad tai, ką sako Tomas, iš principo tai visas yra metodai ir modeliai, kurie gali būti taikomi valdant žmonės, procesus, organizacijas, santykius su klientu ir panašiai. Tai yra principai, bet visai pabaigai galbūt dar vienas dalykas, kurį aš tarsi noriu užkabinti į tavo, gal turi patarimą draugišką. Vat tas baimė su problemų baimė, jinai susijusi dar ir su tuo, kad kai mes pradėsime ją spręsti, tai kažkas pasikeis. Reiškia, tai yra susijęs su tuo, kad mes bijom prarasti tai, ką turim. Iš principo psichologiškai, tai žmonės, kad turi problemą, nežinau, ten primityviai, reiškia, kažkas ten, pavyzdžiui, namuose šeimoje, reiškia, vyras blogai elgėsi su moterim, su žmona, reiškia, ir jinai, nieko nedaro dėl to, kad, tai yra problema, aišku, didžiulė, bet jinai nieko nedaro dar ir todėl, taip yra teigiama, galbūt dėl to, aš nežinau, galbūt dėl to, kad baisu, kas bus, kai išsispręs šitą problemą. Turiu galvoj, kai įvyks pokytis. Taip pat lygiai, jeigu žmonės, pavyzdžiui, neina tenai, nežinau, į Lenkijos rinką organizaciją dėl to, kad vėl nežino, kas bus, kai tą problemą išspręsim, žinai, įėję į tą rinką. Kažkas neužsakinėja komunikacijos, nes vėl nežino, reiškia, kas bus, jeigu iš tikrųjų paeis, žinai. Tai irgi tokia yra sėkmės baimė, pavyzdžiui, psichologiškai toksai kompleksas didžiulis. Tai aš tarsi, kaip, kas galėtų padėti dar šalia to, ką tu pasakei, nugalėti tą pokyčio baimę. Ta baimė, kad bus kitaip. Nes iš principo, kai ateina pas tave klientas, užsako reklamą ir po to, kada jinai yra sėkminga, pavyzdžiui, į teatrų žmonės pradėjo, reiškia, atsidaro kitaip, pasidarė kitaip. Reiškia, reikės ten, nežinau, ir repertuarą pagalvoti, žinai, ir reikės galbūt ir daugiau rūbininkų pasamdyti, ir galbūt reikės, žinai, dar ten kažką padaryti, kaip sakė, reikės dar išleisti pinigų, reikės dar ten kažką padaryti, žinai, kažką reikės daryti kitaip. Kaip nustoti arba sumažinti pokyčio baimę? Ar turiu idėjų? Aš manau, kad nelabai čia gali kažką pakeisti, aš tai žiūriu taip tiesmai, kaip paprastai, kai bus dar blogiau, tada žmogus ir susirūpins. Reiškia, gal nėra labai blogai tada, kaip ir mus kreipiasi, ar ne, tai mes nesam čia kažkiek greito pagalba, tai skirtingi klientai, vieni žiūri į ateitį ir jie modeliuojasi ir jie ateina, kad kažkas keičiasi, mes dabar jau darom kalėdas, daugumai prekių ženklų. Tai reiškia, rodo žmonės, kad kodėl tai dar, dėl to, kad jie žino, kad bus problema, bus kamštis, taip toliau, jie pradeda ruoštis, tai vieni kiti. Kiti ateis prieš pat kalėdas, tai jie mokės daug kartų brangiau. Tai aš manau, kad čia nežmogiška, tai kaip kada kažkaip spręs ir ateis, bet vis tiek, kad pabaigiant, tai svarbiausia susirasti, identifikuoti ir dirbti su teisingais žmonėm. Tai mes kaip agentūra, tai mes labai plačiai viską žiūrime, aš kaip specialistas. Ir kai tu įsivardini, tai nutinka stebuklas. Tai aš manau, tokių paskutinių mėgiamų projekčiukų, kuris sakykime, gal komunikacijos prasme, aš turiu priekaištų mums patiems, gal galėjom dar geriau išsukti, bet, kreipiasi labai keistas klientas, atominė elektrinė, jau keista, ar ne, ir sako, mes turim problemą. Bet man patiko, iš karto vardinu, mes turim problemų. Nėra pas mus darbuotojų, ir atrodytų, darykim kampaniją naujiems darbuotojams, bet mes atlikom tą veiksmą, kodėl nėra naujų darbuotojų. Ir staiga, tai atsiveria plodai, nes žmonės neina dirbti atominę elektrinę. O kodėl neina dirbti atominę elektrinę? Nes galvo, kad atominę elektrinę sudarys už 2 metų.
O kada jūs uždarysit? Už 80 metų. Viskas, nuostabus užduotis. Problema, neina atominės, galvo, kad ne jau užsidarys. O iš tikrųjų viskas atvirkščiai. Nors taip gimė kampanija, kurią mes paleidome, kad į CV Online buvo ieškomi vyr specialistai, priėmėme nuo 3 metų amžiaus. Nes taip, nes tai darbo tai yra 80 metų. Va, paprastas dalykėlis. Ir jie, ir nemeluoju, taip, jie jau turi darbuotojų. Nu, nesvarbu, suveikia. Ar kažkas pasikeitė, ar keitė produktai, ar kažką, ne. Tiesiog jie aiškiai identifikavo problemą. Arba ten karį, kai darim surinkom daugiau GPM, kad irgi problema, kad žmonės tiesiog nepaskiria GPM, tada atsirado tai konteineriai, kad pinigai. Tai žodžiu, bet dar kartą pakartoju, kad reikia išmokti užduoti teisingus savo klausimus. Bet savo klausimus užduoti gali, labai labai sunku. Tai aš pats, kai darau biblioteką barą, tai man padėjo kiti, nes su savim kalbėti yra, šiaip šizofrenija šiek tiek primena, ne pas savęs klausiu, pats savo sakau. Dėl to reikia turėti gerą partnerį, tai ir iš išorės tai yra lengviau, nes jam tiesiog, natūraliai, šiek tiek biškit dzin. Ir dėl to jis taip kalba atviriau. Tai neaišku, kad man nerūpi verslas, ne, tiesiog man, bet man yra, netai baisu ta tavo problema. Tada aš kalbu, ateinu, randu tavo problemą, o tada jau ieškau to žmogaus. Nes žmogaus problema atominės elektrinės atveju buvo, kad žmogus labai nori ilgalaikio darbo. Jam nereikia metams. Ir staiga jis supranta, kad, o Dieve. Taigi čia, aš kaip sakau, padariau pirmą reklaminę kampaniją, kurios pabaigos tikrai nesulauks, nes jau būsiu užsilenkęs 100%. Tai fantastika. Mėly žiūrovai, Tomas Bartninkas, Truth agentūros strategas, vadas ir daugybė dalykų, kuriuos jūs matote ir kurie jūs šiek tiek lengvai šokiruoja komunikacinė prasme, tai nemaža dalimi bus jo indėlis ir aš dėl to dėkoju jam už pasidalinimą išmintimi ir patirtimi. Jums labai taip draugiškai noriu paraginti ir pakviesti žinutę tą, nekelsiu dabar jūsų problemas prisikelsit patys, kadangi būtent jūs irgi ateinat pas mus ir į mūsų mokymus ir į mūsų šitus semestrus, reiškia, dėl to, kad turit problemų. O ašgi žinau, kad jūs turit, aš irgi ten pat buvau. Ir aš iki šiol jų tokių pat turiu. Ir irgi bandau jas spręsti ir tam tarpe mokytis iš visų žmonių, kurie aplinkui mane. Tai vadovo laikas laukia jūsų. Čia buvo vadovo laiko interviu. Daugiau informacijos vadovavimas LT. Man vardas Saulius Jovaišas. Visą tai, ką jūs matėte ir girdite, yra Dita Media Production ir montažo režisierius Marius Mažeika. Ačiū labai dar kartą. Iki pasimatymo greito. Susitiksim. Iki. Čia vadovo laikas. Mano vardas Saulius Jovaišas, visa informacija apie vadovo laiko projektą tinklapyje vadovavimas.lt. Mūsų pokalbius su žmonėm, kurių mintis ir patirtis gali būti įdomi vadovams šiandien Lietuvoje, tai galite susirasti Spotify, Apple podcastuose, lygiai taip pat kaip ir YouTube ir LinkedIn. Ačiū labai, iki.